Sveiki, mano vardas Aleksejus, jau 15 metų dirbu su sušiais ir pusę tos sušių karjeros dirbu Sushi-Out restorane šefu. Jeigu pirmą kartą renkate sušis ir nežinote nuo ko pradėti, visą laiką galima paklausti ir pasikliauti rekomendacijomis, nes sušiai yra įvairūs, tiesiog begalybė skonių, nuo saldžiausio iki rūgščiausio, aštriausio pasaulyje ir visokiausių kitokių skonių. Mes visą laiką šalia stovim priešais svečią ir galim patarti geriausią variantą, ką pasirinkti pirmam kartui. Sušis turbūt yra labiausiai suderintas patiekalas, kuris gali netgi atrodyti taip pat, bet turėti žiauriai skirtingą skonį, tekstūrą ir visą, kas jame sudėta, kur keletą ingredientų dėka gali sukurti naują skonį, be jokių virimų, kepimų ir taip toliau, bet 3 ingredientai sudėti skirtingai gali sukurti naują skonį. Dėl to sušis yra labai įdomus man asmeniškai. Šalia tavo akių ir rankų tiesiog tai, ką tu darai, tai, ką tu sudedi, tu perteiki ir įsivaizduoji, kaip tas skonis bus suderintas būtent šitame vieninteliame ritinėlyje. Dėl to turbūt tas yra įdomiausia, kur tu negali paprieskoniauti ar dar kažką padaryti, o viskas yra natūralu, šviežia ir suderinta tiesiog tarpusavį. Su sušiais taip ir yra, kad eliminavus vieną ingredientą, tu valgai vėl naują patiekalą, atrodo tą patį, bet jau kitokią skonį. Dėl to ir įvairovė tų sušių ir variacijų yra begalė ir galim mėgautis vėl ir vėl ir vėl, atrodo to pačių produktų, bet šalia su šiek tiek kitokiais ir gauti kiekvieną dieną naują skonį. Kviečiu visus užsukti, paragauti įdomių skonių, ne tokių kaip visur, kažką naujo atrasti savo naujų derinių, naujų įdomių sušių, kurių dar nesate galbūt ragavę, bet pas mus paragausit sušius tikrai kitaip.